Labas rytas, mieloji siela ir sveika sugrįžusi į savo ramybės uostą. Ši meditacija tai tylus kvietimas sugrįžti į save, į vietą, kur visada esi laukiamas. Kartais nutinka, kad vos pramerkus akis, krūtinėje ar galvoje pajuntame spaudimą. Būti, daryti, suspėti. Kartais mintis bėga greičiau nei pats kvėpavimas. Kartais pats kūnas kalba įtampa, o širdis ilgesio. O aš tik noriu tau priminti, jei bent dalelytę atpažįsti tai, apie ką kalbu, žinok, tai atėjo iš vakar. Tu atsinešiai tas mintis ir jausmus iš jau parašytos dienos, bet šiandien naujas puslapis, naujos akimirkos, nauji jausmai. Visa tai dar tik bus atrasta, išgyventa, įrašyta. Ir tai prasideda nuo tavęs, nuo tavo sprendimo. Šiandien kviečiu tave trumpam sustoti, ne tam, kad taptum ramesnis, geresnis ar produktyvesnis, bet tam, kad tiesiog išgirstum save, tokį, koks esi, nei daugiau, nei mažiau. Leiskimės į šią subtilę kelionę per kvėpavimą, pojūčius ir švelnius žodžius, kurie tau primins. Tu jau esi pilnas, pakankamas ir mylimas. Tu jau esi čia, tu visada turi save. Pradėkime nuo kvėpavimo. Atkreip dėmesį į tai, kaip kvėpuoji. Kaip oras keliauja pro nosį iki tavo plaučių. Kaip išplečia tavo vidų, pripildo šviežio oro. O su iškvėpimu pastebėk, kaip palengvėja, kaip kūnas ir protas palengva nurimsta. Su ateinančiu įkvėpimu leisk savo įkvėpti giliau ir lėčiau. Pajaus, kaip jis pripildo tave naujos dienos galimybėmis, lyg šviesa pripildytų tavo vidų. Ir lėtai iškvėp pro burną, tarsi paleistum viską, ko nebenori nešioti šiandieną. Dar kartą įkvėpk, be skubėjimo, be didelių pastangų, tik grynas švarus oras, kaip ramybės dovana. Ir vėl iškvėpk ramiai, lėtai, leisk išeiti tam, kas tau nebetarnauja, mintims, kurios nėra tavo, spaudimui, kuris yra ne tavo. Tegul kiekvienas kvėpavimo ciklas tampa priminimu. Tu esi čia. Tu esi gyvas. Tu esi pakankamas. Tu gali pradėti iš naujo, kad ir kiek sykių to reikėtų. Ir įkvėp dar sykį kuo giliau į save, surink visas išmėtytas mintis
ir su iškvėpimu pajaus, kaip jas paleidi iš savo kūno. Atkreipk dėmesį į savo kūną. Jis tave neša. Net tada, kai jautiesi pavargęs, kai abejoji, jis tavęs nepamiršta, net kai kartais tu pamiršti jį. Tu gali pajusti savo rankų šilumą. Savo pečių svorį, širdies plakimą. Ši akimirka nėra apie tai, ką turi pataisyti, o apie tai, kad tu gyveni, kad tu turi teisę jausti. Tu turi teisę gyventi gyvenimą savo keliu. Šiandien noriu tave pakviesti sugrįžti ne į kažkokią versiją savęs, bet į tą, kuri jau gyvena tavo viduje. Ir ji nori būti išgirsta. Ta versija nori būti matoma. Todėl ateinančius žodžius girdėk lyg tylų savo sielos šnabždesį, kurį gali garsiai ar patylomis atkartoti sau, kad užtvirtintum: aš girdžiu save. Aš girdžiu save. Aš renkuosi eiti ten, kur mane kviečia vidinė ramybė. Aš girdžiu ir jaučiu save aiškiai, net ir tarp išorinio triukšmo. Aš esu pakankamas toks, koks esu, šiandien ir visada. Manoji širdis yra vieta, kurioje saugu būti man su savimi ir savo svajonėmis. Aš leidžiu sau augti ir keistis taip, kaip man yra natūralu ir gera. Aš myliu save švelniai, ištikimai ir iš esmės. Aš gyvenu taip, kaip jaučia manoji siela, drąsiai ir nuoširdžiai. Aš renkuosi tai, kas yra grįsta meile, pasitikėjimu ir šviesa. Aš esu vertas kurti gyvenimą, kuris atspindi mano vidinę tiesą.
dabar, kai tavo kūnas yra šiek tiek lengvesnis, o širdis šiltesnė, noriu, kad prisimintum vieną dalyką. Tu neturi tapti kažkuo kitu, kad būtum vertas. Tu jau esi tas, kuris nusipelnė ramybės, šviesos ir saugios vietos šiame pasaulyje. Kiekvieną rytą, kai sugrįžti čia, tu iš naujo pasirenki save. Tu iš naujo pasirenki gyvenimą, kuriame meilė sau nėra išimtis, o tavo natūrali būsena. Šiandien gyvenk lėtai, gyvenk taip, kaip tik tau skirta. Ir žinok, kai tik prireiks, ramybės uostas tavęs visada lauks. Tyliai, švelniai, kaip ir tavo pačio širdis. Gražios tau dienos, mieloji siela. Tegul tavoji širdis dainuoja iš laimės. Iki susitikimo kitą kartą. Tavo ramybės uosto švyturio sergėtoja.